Labą dieną. Šiandien 2 paros miške. Esu prie upės ir gaudysiu salmo trutą. Jokingas pavadinimas iš lotynų kalbos, o lietuviškai tai čia būtų šlakis arba jūrinis upėtakis. Yra. Truta. Iki šitos vietos klampojau tikrai nemažai. Aišku, turiu pačią didžiausią kuprinę, kokią susikrovęs kažkada. Kažkaip labai jaučiasi jau pavasaris, nors dar visiškai žiema, vasario mėnuo, bet viskas ištirpo, tos geros žiemos neliko. Vandens lygis upėj tikrai pakilęs, upė nėra pati gražiausia, tai sąlygos tokios. Eidamas čia labai mačiau nemažai medžiotojų namelių, ar kaip jas pavadint, medžiotojų inkilai. Tai galimai čia yra tikrai gyvūnijos ir žmonės kažko ieško, kažką gaudo, kažką šaudo. Neturiu palapinės, turiu tik tentą, miegmaišį, čiužinį ir pagalvę. O dabar tiesiog aš einu išsikraut, pastatyti pavėsinę, viską susidėti ir pasiruošti žvejybai. Šiandien bandyti dar reikia pažvejoti kelias valandas ir vakare gaminsim valgyti, aišku. Turiu nemažai. Einant kelias paras į mišką reikia gerai pagalvoti apie vandens šaltinį, nes kaip ir minėjau, dabar upė tikrai pakilus ir ne pati švariausia, tai ją ir užvirinus ar filtravus tą vandenį, jis nebus labai malonus ir gali būti net pavojingas gert. Nieko nesakykit, maisto yra pakankamai. Aha, trumpokas šniūras. Nežinau, tokią nesąmonę kol kas pasidariau. Paskui vis tiek, kai miegosiu, aš užsidarysiu tikriausiai, nes naktį listai. Dabar net užsidarysiu, daiktus susidėsiu ir eisiu žvejot. Seną gerą trikampėlį, visus daiktus į vidų. Teks keisti naują pjūklą. Man atrodo, yra naujų pirkti. Tai dabar yra 1 valanda. Palapinė ček, malkos ček, pjūklos ne. Bet šiaip malkos visai sausos, visokių nuvirtusių, nulūžusių prisirinkau, turėtų degt. Tai dar šiek tiek užkasiu, bet taip pat dar pasiėmiau maksimaliai komforto daiktą – kėdę. Gerai labai yra, kai turi viską jau susiruošęs. Man čia yra viena maloniausių dalių. Turiu malkų, turiu pastogę. Tik dabar man vienintelis klausimas neduoda ramybės. Kaip aš viską suvalgysiu? Gerai, nužvėjot. Na, truta, salmo.
Yra. Trūta. Eik tu savo. Aš po truputį trauksiu. Man atrodo visai gerai įsikabinęs, labai tikiuosi. Jau beveik priparkavom. Eik tu savo, kur gražus. O ne. Ne. Taip. Aha. Netelpa jis man. Aha, šitą paleisiu. Paleisiu. Paleidau. Jo, paleidau. Tikrai paleidau. Eik, tu savo, aš negaliu patikėt. Pagavau trūtą. Jūs visi sutinkat, kad aš pagavau jį. Aš jau jį turėjau graibšte. Ir tik to momentą iškabinau kabliuką, jis iššoko tiesiog iš tinklo. Aš nenorėjau jo kelt ant kranto, kad pabūtų tiesiog visą laiką vandenį. Norėjau būti kultūringas žvejys. Tiesiog jums neparodžiau, tai va, įsivaizduokit. Toks. Gerai, išsigręžiam kojines, einam toliau. Nepaminėjau, kad aš turiu britkeles, bet nepasiėmiau batų. Tai turėjau tik su guminis. Bet juk jūs irgi būtume šokę, ką žinau, ne? Tada gal aš durnas. Oi, tu trūta. Ir ten ta trūta užkibo prie tokio upelio. Aš kažkada esu minėjęs, kad visada, kur kažkas įbėga, įteka, čia mano tokie secret spotai būna dažniausiai. Tai dabar ir jūs. Buvo kibimas. Dar vieną numetu ir tada pakeičiu woblerį, nes gali būt, kad suveiks. Bet gali ir nebūt, kad suveiks. Bet gali būt. Gerai, stebuklo nebuvo, bet čia bus galima grįžti rytoj. Puikus gamtos garsai. Labai žavi vietelė. Galėtų čia gyventi ir žuvelė. Plaukiam, palei srovę. Gaudom, mes žuvelę. Ir paleidžiam valą gabalą. Ir pagaunam, ką? Salmo trūta.
Šiandien jaučiu viskas. Pagavau. Kibimą turėjau. Ir išsimaudžiu. Yra toks vienas geras pasakymas. Nuo žioplumo vaistų nėra. Visai neblogi tie namai mano pasidarė, kai saulė pradėjo šviesti. Valgyti. Ką sakei? Tu irgi nori valgyti? Imk. Ops. Man kažkaip visiška tamsa yra maloniau negu kai temsta. Nes kai temsta kažkaip tu jau tada supranti, kad baigės diena ir reikės dabar visą naktį išgyventi toj tamsoj, bet iš tikrųjų praeina šitiek laiko ir apsipranti labai su šito tamsa. Kaip ten sako, jeigu nori nugalėti savo baimės, turi pažiūrėti jam tiesiai į akis. Nežinau, nieko nematau, tamsu. Tik girdžiu. Tikrai neretas svečias stovyklaujant. Burgeriai su vištiena. Darom. Tiek ant žemės patogiau. Ne tuos šildo. Aš eilės tvarkos nežinau. Įvarom padažą. Pirmą dedu šitaip. Tada šitaip. Gal pirmiausia agurkus reikėjo dėti. O kada salotą? Šitą dar po apačią. O, pabėgo. Pirmas smūgis buvo suduotas šitam burgeriu. Buvo labai tikrai alkanas, tai maisto porno.
tradiciškai paskutinis kąsnis. Gamtoje labai greit šąla maistas, tai ilgai aš čia nestepliojau ir, nežinau, 20 minučių, 15 ir suvalgiau viską. Bet dabar man yra pilvo koma. Po truputį pradėsiu ruošti lovą. Šiandien praneša gan stiprų vėją ir lietų naktį. Tai pasidarysiu taip, kad kuo mažiau pūstų ir kuo mažiau lytų. Pučiam čiužinį. Šiaip čia dar yra, jisai vadinasi laineris. Tai čia kaip, sakykime, paklodė jūsų lovai. Duoda šiek tiek šilumos, bet labiau man patinka, kad jis duoda jaukumo prie kūno ir apskritai su rankom lies daug maloniau negu miegmaišį. Kojinės sausas. Šlapes į miegmaišį įmėsiu. Nuo mano temperatūros turėtų sušilti ir išdžiūt. Einu miegot. Tikėtina, kad atsikelsiu kokią 3, nes pradės lyti ir šiaip bus sunku užmigti, nes vėjas labai stiprus. Bet, manau, susitiksim ryte, aišku. Penkios ryto. Labryt. Vasario mėnuo. Nu ko, tai čia suteik vandens. Pusryčiam 3 pakeliai košės, bananas, avietės ir šilauogės. Ir žmonės kai kurie sako, nu bet tas ir ėda, kur jam tiek telpa. Nu bet supraskit, jeigu aš nevalgysiu, kas iš manęs liks? Šitas maistas būna geriausias dar kai pats savo uogų susirandi miške. Tai vasarą, šiltuoju sezonu tikrai tai padarysim. Tai planas dabar yra toks. Mano stovyklavietė yra čia. Ir taip aplink mane eina upė. Ir čia va taip. Vakar žvejojau iš čia iki čia. Tai šiandien pradėsiu nuo šitos vietos ir eisiu į tą. Jeigu nieko gero, tai grįšiu čia atgal, nes vakar čia žvejojau ir turėjau net kibimą toj vietoj, tai planas va toks. Vilkė, šernė, briedė, neimat mano maistą, neimat. Jau vanduo šiandien nebe toks gražus kaip vakar.
Gražiai čia susipjaustė ponas bebras. Aha. Šitas kriuksis tikrai bus prie mano palapinės jau nuėjęs. Gal ir ne vienas? Gal visgi kažkas pasirūpina jo ėdalu. Ten va. Na, upė tikrai, manau, sugedus iš pavakar. Vanduo pakilęs ir rudas kaip kas. Žvejoju 1,5 valandos. Kol kas nieko neradau, nors ruožai geri. Bet reikia nenuleisti rankų. Aha, žvynai tikrai dideli, tai tikėtina tos pačios žuvies, kurios aš ieškau. Tai tas, kas pasiėmė šitą žuvį, gal iš dalies padarė negerai, bet davė man suprast, kad esu teisingo vietoj. Kas čia? Atrodo kaip kokio gyvūno išnara. Pasislėpsiu trumpai nuo lietaus, nes labai įsiliejo ir to pačiu užkasiu. Jeigu būčiau medžiotojas, tai tiesiog sėdėčiau ir žiūrėčiau. Nebent jau visiškai badaučiau. Grįžau į tą pačią vietą, kur pradėjau vakar. Ir patys gali palyginti, kaip atrodo upė dabar ir kaip atrodė vakar. Kaip greit gali viskas pasikeiti. O čia ta pati vieta, kur vakar įsirūrino į vandenį. Šito čia vakar nebuvo. Ne, plaukia, va. Čia buvo mano pats geriausias wobleris. Man šiandien pakaks. Savo žvejybos pasirodymą baigiau.
Viena žuvis, viena trūta, salmo trūta. Jeigu kažkam atrodo, kad čia yra nedaug, mažai, viena žuvis tik. Ne, čia yra žuvis, kurią pagavus gali ateinančias 3 žvejybas, 5 nieko neturėti. Visą dieną lyjo, esu išties permirkęs, tai noriu dabar tiesiog grįžti stovyklavietę, užsikurt laužą ir pradėti džiovintis. Iš esmės dabar labai tokios sąlygos yra nepalankios, nėra sniego, upės labai baisios, tai man atrodo, kad geriau yra iš tokios balos gert ir virint tą vandenį negu iš upės. Ne visada gerai sekas užkurt tokią realybę. Tai kartais užtrunka. Šaltuoju sezonu yra tikrai geriausias stovyklauti. Laužai netokie pavojingi, nėra karšta, nėra uodų, beveik jokio garso, jokio triukšmo ir nėra žmonių. Net nepasakytum, kad iš pelkės. Gera žinia yra ta, kad grįžęs po žvejybos pamačiau, kad nei šernas, nei briedis, nei vilkas, niekas nebuvo atėję mano maisto. Bet bloga žinia yra ta, kad ten ką tik girdėjau šerną. Kažkokį keistą garsą išskleidė. Tai ar jis durnelis nesugalvos ateit naktį, kai aš mažiausiai tikėjosios ir būsiu mažiausiai budrus. Vakaro meniu. Smidrai, batata, sasiskos, šoninė. Šernė pyk, nepyk, bet šitų dešrų tikrai tu negausi. Nebent mane turėsi paimti. Aš įtariu, kad šernas kvapui tikrai neatsispirs. Oi, kaip mane gundo čia viskas. Viskas 10 iš 10 išskyrus dešreles. Žinojau, kad rizikuoju, bet nežinojau, kad be skonio tokios. Smidrų galai šiek tiek sudegė, tikriausiai buvo ant ugnies. Nu vat ko, bet sniego tai mažiausiai tikėjausi. Tai gavau ir lietaus, ir sniego, saulės dar tik trūksta. Nežinau, ar šiemet dar bus žiema. Labai abejoju.
Virinau kokias 5-10 minučių, tai manau, šitą balos vandenį bus galima gerti jau. Ponios ir ponai, praėjo diena, atėjo naktis, Dovydas eina miegot. Sustiksim rytą. Labryt 2. Šalta. Iš kokono. Einam pasivaikščiot. Naktį gal ir buvo šalčio. Nu, tokį dalyką pamatęs jau gero nelauk. Šitas. Pusryčiams bus valgomi blynai. Jau labai aš esu alkanas. O mano pilvas sako, ką tu darai, kur yra maistas. Blynai, susivykit blyno galo, nepalikit. Blynai, susivykit blyno galo, nepalikit. Aha. Traškus. Bet jaučiu, kad viduj blyno yra skanu. Košės dar turiu, o tai reiškia tik vieną.
Iš klaidos pasimokau. Turim idealius blynus dabar. Dėl blynų tai man ramu, bet atėjo pats laikas paragauti kavos iš pelkės. Ir iš tikrųjų aš net nežinau, kas mane pirmiau pramuš, kava ar tai, kad vanduo iš pelkės. Ir ši išvyka artėja į pabaigą. Man žvejyba niekada nebuvo tik žvejyba apie žuvis, apie jų kiekį, apie jų dydį. Aš labiau sakyčiau, man tai nuotykis. Ir man vienos dienos žvejybų paskutiniu metu pasidarė tiesiog per maža. Tai dabar tiesiog važiuoju parą, 2, kad turėt laiko savo, atsipūst, pasimėgaut, pamatyt, kaip keičiasi diena, kaip keičiasi upė, kaip gamta keičiasi. O dabar lieka tik išsiplauti visus bliūdus, susipakuosiu miegmaišius, čiužinius, savo pastogę susikrauti reikia. Viską bandau susipakuoti vieną kuprinę, kad kuo mažiau neš daiktų. Ir manau, eisiu namo. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir prisijungėt prie mano to nuotykio. Mieli, puikūs, geri žiūrovai.